Gerbiamas ministrė, aš įtariu, kad nepriklausomi tiekėjai nėra labai laimingi dėl jūsų pasiūlymo. Ir kaip jūs manote, ar jie nebus priversti mažinti apskritai savo tiekiamos energijos kainos, kad išsilaikytų rinkoje ir ar nebus, tiesą sakant, vėl bankrutuojančių? Labai geras klausimas ir labai geras pastebėjimas. Iš tiesų, nepriklausomi tiekėjai nėra patenkinti šituo siūlymu, nors turėjome nemažai diskusijų ir viešųjų konsultacijų. Bet svarbu pastebėti, kad jeigu taip įvyks, kad nepriklausomi tiekėjai pradės mažinti kainą ir siekdami išlaikyti būtent tuos vartotojus, kurie yra dabar jų vartotojai, ir norėdami, kad jie nepereitų visuminį tiekimą į mažesnę kainą, tai šio įstatymo tikslai bus tikrai pasiekti jūsų dėka. Tai yra scenarius, kurio tikrai tikimės, o jeigu nepriklausomi tiekėjai to nedarys, be abejo, jiems irgi tai nėra turbūt labai didelis praradimas ir finansinė prasme, nes tų vartotojų skaičius yra nemažas, bet jie suvartoja pakankamai mažą elektros energijos kiekį. Tai kitą kartą irgi yra tam tikrų spekulacijų. Ir čia priminčiau vieną pakeitimą, kurį darėme ne įstatyminiu lygmeniu, bet dėl kainos palyginimo. Tai yra planuose, kad kiekvienoje sąskaitų būtų atspindėta dabartinė kaina ir būtent kaina, kurią siūlo tiekėjai. Patikėkite, pusę metų turėjome vargo, bet sprendimas buvo padarytas. Tai aš manau, čia irgi turėsime gerą istoriją mūsų vartotojams.